pelynas, tiek ugniažolė skatina tulžies išsiskyrimą. O dėl to savo klientams rekomenduoju po 50 ml kaip aperityvą išgert prieš valgį ir tada bus daugiau tulžies. Kai bus daugiau tulžies, tai viskam bus geriau ir žarnynui geriau. Ir čia jau galima visą iš to plėsti lekciją atskirai apie tulžies išskyrimą. Daug problemų yra, kad tulžis užsistovi, jin sutirštėja, jos mažai ir labai daug problemų iš to. Tai mes iškart gaunam čia daug efekto vartodami tiek ugniažolį, tiek pelyną prieš valgį po 50 ml. O ką daryti žmonėm, jeigu išpjauta tulžis? Tai vat, kaip tik aš ir savo klientams siūlau jiems kaip ir kompensacija, sakykime, jie nebeturi to koncentracijos maišelio, kur koncentruot galėtų tulžį. Tai būtent tada tas skatinimas kaip ir imituoja tulžies pūslę. Tiek ugniažolė, tiek pelynas duoda tą paskatinimą daugiau gaminti tulžies, daugiau jos išskirti. Tai vis tiek jinai paskui pasiskirstų po organizmą, kaip sakant, net jeigu ir ten išpjauta yra. Vis tiek gaminasi, ar teisingai aš čia suprantu? Rezultate, sakykime, taip imituoja tulžies pūslę. Išgeriant ugniažolės ir pelyno, imituoja tulžies pūslę. Taip, paprastai ten į detalės Supratau. Tulžies funkcija pati yra. Kokia yra tulžies funkcija realiai? Žmogui paprastam kartais net ir nežinosi. Įsivaizduok, tu parsinešiai kaladžių, nori krosnį pasikurti, bet tau netelpa iki. Per angą netelpa. Kirvuką? Tai tu turi perskelt, tai tulžies reikalas yra perskelt, kad tilptų. O jis skaldo... Riebalas skaldo. Riebalą organizme. Ką tu suvalgai riebalus perskelia, sakykime, į mažesnę detalę, o jau lipazė, kasos fermentai perskelia dar į mažesnę detalę. Ir taip paskui energija išgaunama organizme. Tai čia tokia tik viena mes funkcija. Čia viena iš to ratų, sakykime, ar ne? Jeigu būtų tas ratas. Supratau. Tai galima sakyti, kad tulžies išsiskyrimas, ypač žmonėm, kurie valgo riebalinių maistą, tai jiem, kaip ir labai reikalingas. Tai riebalas ir skatina, pats riebalas skatina daugiau tulžies gaminti. Tai kas nevalgo riebalo, tai tuoj pat pradeda mažėti tulžies, jin koncentruojasi. Yra tokių sportininkų, kurie ant baltyminės dietos be riebalų sėdi. Dažniausiai baigėsi tulžies pūslės operacija, nes akmenys kaupėsi, suakmenėja jos užsistovėjimas.